Andrėjau. Labas, Jolanta. Smagu tave matyti. Taip ir man. Susitikom šiandien pasišnekėti, manau, labai įdomiom temom, kuo patys gyvenam, kuo galbūt žmonėms bus įdomu. Tai pradžiai gal susipažinkim. Šiek tiek apie save. Papasakok. Jo, gal trumpai papasakosiu savo istoriją, šiaip jį gan ilga. Šiandien kaip ir nėra tikslo labai įsiplėsti, bet porą tokių akcentų papasakosiu. Šiaip esu Vilnietis, gimiau Vilniuj ir iki 26 metų gyvenau Vilniuj. Studijavau universitete, filologiją. Dėl savęs labai visada mėgau skaityti, turiu iki šiol kelių tūkstančių knygų biblioteką ir šiaip mano toks gyvenimas tarp knygų ir knygose buvo gana ilgas laikas, taip labiau į save, o po to nusprendžiau, kad man vis tik labiau patinka ir su žmonėm bendrauti ir kažkaip sukūriau šeimą, atsirado vaikų, turiu 4 puikius sūnus. Ir taip klostėsi gyvenimas, kad teko paragauti įvairių darbų. Teko turėti ir savo verslą, kur patyrėm su žmona tada gan stiprų tokį sukrėtimą, bankrotavo įmonė mūsų ir buvo sudėtinga labai situacija, nes ten ne tai, kad ten bankrotavo, uždarėm ir ten valio, toliau ten pradėjom kažką veikti iškart, nes skolos buvo 10 000, tada dar litų, bet tai labai slėgė ir ieškojom variantų, kągi daryti toliau. O kodėl sugalvoji vis tik į verslą sukti, nes filologija toks mokslas, kuris tai nelabai su verslu susijęs, ar kažkaip pavyko sieti? Gal iš tokios patirties, kad labai neturtingo šeimoje gyvenau, visada verčiausi kažkokiais tai versliukais. Net būdamas filologas, prekiavau knygomis, vežiau kažkokią tai specifinę literatūrą tarp studentų, tarp dėstytojų, nes suprasdavau, kad iš to stipendijos ar dar kažką tikrai neišgyvensiu, iš atlyginimo, ką siūlo mokytojam, arba, tai yra ašaros, kad reikia prasimanėti kažkokių tai pinigų ir kažkokia verslumo tokia gyslelė buvo. Teko paragauti ir darbo užsienyje, prie braškių, ten Norvegijoje, prie statybų. Išbandžiau, galvojau, kad gal net emigruot, buvo tokia mintis, netgi darbo leidimą buvau kažkada išsiėmęs, kada dar nebuvo Europos Sąjunga, Lietuva, tai ten buvo 90-ųjų pabaiga, kažkas tai tokio, bet taip susiklostė, kad pusę likau Lietuvoje. Žodžiu, išbandėjai visus klasikinius verslus, tikrai girdžiu spektrą tokį įvairų. Teko net draudimo agentų pabūt gerus metus prieš pat krizę 2008 metų. Teko daug ko užsiimti. Žinau, kad nemažai metų, tiksliau daugiau kaip 10 metų esi tinkliniam marketinge ir atėjai iš visų verslų pabandęs į tokį verslą. Kuo jis tau pasirodė patrauklus? Taip, tinklinis marketingas, jis realiai lydėjo mane vienokį ar kitokį rakursą nuo 1995 metų, kada aš sužinojau, kad yra tokia industrija. Pabandžiau ten, buvo ta pradžia šiaip savo tokia nelabai sėkminga, nes tiesiog atėjau ne pas tuos žmonės, ne į tą komandą, ne tas laikas, buvo man 20 metų, nebuvau subrendęs, greit, kaip sakant, susižavėjau ir greit iškritau. O kuo sužavėjau? Vat įdomu. Susižavėjau, pamačiau žmonės, kurie yra
ne tik, kad uždirbantis, jie keičia kitų žmonių gyvenimus. Gerąją prasme, padeda kitiems sugrąžinti, pavyzdžiui, sveikatą, išmokinti, sumotyvuoti siekti didesnių tikslų ir piniginių, aišku, aspektų, kada tu daug keliauji, daug žmonių pamatai, gauni iš įvairių kompanijų dovanų ir tada dar nežinojo, kad kokios yra kompanijos, kokios yra sąlygos, atrodė, kad viskas yra labai panašu, visur panašios schemos, o pasirodė, kad ne visai taip. Ne visai. Ir galiausiai maždaug prieš 4 metus atėjo Zinzino. Tai kuom šita kompanija tau išsiskyrė iš visų tinklinių? Kodėl jinai būtent patrauklė tau pasirodė? Taip, daug metų teko darbuotis nuo 2007 metų kitame projekte, kur pasiekiau didelį labai titulą ir pajamas geras, bet atsitrenkiau į tam tikrą ribojimą tame būtent toje kompanijoje, kad ten aukščiau lubų jau nepašoksi. Užprogramuota skaičiuose. Nors potencialo buvo ar ne, dar visko, bet jau... Tiesiog pačiame marketinge užstatytas rankinis stabdis, kur tu daugiau negali pasiekti. Ir turbūt atėjo metas, kada reikėjo siekti kažką naujo ir atėjo pažįstamas žmogus, kur tiesiog supažindino, pasakė, kad yra tokia kompanija įdomi, kad yra kraujo testui, jis yra gydytojas, pridaviau kraują, nusiuntė į Oslo laboratoriją ir gavau tokį rezultatą, kad nesitikėjau, nes esu ilgametis vegetaras, galvoju, kad visiškai sveikas, šiaip neturiu jokių chroniškų susirgymų, o testas kraujo buvo raudonas, toks pavojingoje zonoje, pasirodo, turėjau lėtinį uždegimą ir atsirado noras su juo tvarkytis, kokiom priemonėm, ir pradėjau narplioti visų pirma nuo savęs. Ar tai būtent gilintis, ar tai iš tikrųjų tikras tas testas, tikrai tie rezultatai, nėra žmonių, kaip sakant, kažkokia tai mulkinimo, nes atsiranda įvairių kompanijų ir sužinojo, kad tai yra rimta Norvegų kompanija, kur tyria nepriklausomoje laboratorijoje tos tyrimus, visos metodikos yra tobulos, įsigilinau į tuos niuansus ir produkcijos, ir marketingo ir nusprendžiau įtraukti visų pirma šitas veikliąsias medžiagas į savo gyvenimą, gavau puikų rezultatą, pradėjau normaliai išsimiegoti, pradėjau tiesiog kvėpuoti pilna krūtinė, nors nebuvau ligotas, bet ten vieni vaistai, kažkokie nuo alergijos, žiūriu, kad guli nepaliesti ir dingo toks chroniškas nuovargis ir atsirado noro su, kaip sakant, tą energiją užplūdusią gilintis ir į verslo subtilybes, kuriuose radau labai didelius lobius. Kas tie tokie žmonės, kurie sukūrė tokius produktus ir šitaip gali pagerinti sveikatą? Ir susipažinau su savo būsimais mentoriais, su Jonu Lapinsku, Adrija, su kitais žmonėm, su Kęstučiu Matulioniu ir su kompanijos bendrasavininkais, Orienu ir Hilda, teko pakankamai greitai susimatyti ir pamačiau, kad ant kiek tai yra žmonės skirtingi nuo tų, su kuriais teko darbuotis prieš tai kitose kompanijose. Ir man tai atveria tiesiog, kaip ir aš atveriu savo širdį, tiem žmonėm jie atsiveria man ir mes einam kartu. Ne tik tai, kad ten, kaip sakant, dėl pinigų, bet dėl tokio bendrumo visų ir interesų, galbūt ir sutapo daug tokių niuansų ir amžius
ir siekiai padėti kitiems ir, aišku, tie skaičiukai, nors esu filologas, bet kada piniginė švilpavo ilgai, tai tom knygom nepridengsi vienos vietos. Na, aišku, filologai irgi moka skaičiuoti pinigus, tai jau čia ne kitiek, gal čia kažkokie mitai apie tas filologus, kai jie net skaičių nepažįsta, bet vat Andrėjus tai puikiai, manau, bet vat vis tiek, ar galėtum palyginti, vat tikrai ir turėjai tuos klasikinius verslus ir vat, sakykime, dabar dirbi su šita kompanija, koks skirtumas, vat kaip atpažinti, vat gal čia nėra jokio skirtumo, ar kaip? Kodėl šitas verslas yra dabar, sakykime, perspektyvus, kiek aš suprantu, tikrai plečiasi tos kompanijos ir būtent tas modelis kažkaip vis labiau toks. Puikus klausimas. Sunku nepaklisti jūrų įvairių kompanijų, kur siūlo ir kiekviena giria savo, kad mūsų ten papildai ir vitaminą geriausia, kitas sako mūsų marketingas geriausias, kitas sako mūsų. Ir paprastam žmogui labai sunku įsiaiškinti, dėl to, kad teko ragauti duonos iš įvairių tų verslų ir įvairiose kompanijose. Labai džiugu pasakyti tiem žmonėm, kur susidūrė būtent su Zinzino, kad tai jų yra pirmas verslas, kad jums labai pasisekė. Nes toje kompanijoje būtent susipynė gerąja prasme rimtas labai mokslas, būtent elitinis mokslas dėl produkcijos kūrimo. Ne pati kompanija sukūrė, sugalvojo, gaminsim vitaminus ar dar kažką. Pradėjom nuo kavos, o po to gaminsim vitaminus. Ne. Taip, jie pradėjo nuo kavos, išvystė struktūrą verslo, bet po to prijungė prie savęs mokslininkų kolektyvą, galima sakyti, kur kūrė ne vieną dešimtmetį tą produkciją, su kuria bandė daryti savo verslą, bet nelabai sekėsi. Ir jie atėjo po Zinzino sparnu vienu metu, jau su savo visą programą. Ir man būtent patiko tas gilis tų mokslinių išradimų ir apčiuopiamas greitas rezultatas, plus labai puikiai sustyguota atlygių sistema, kur tu realiai gauni pinigus, švarius, baltus, legalius, pilnai, nes kompanija eina į tiesioginį pardavimo asociaciją, kur kontroliuojantis organas, kad būtų viskas legalu, plus skandinavai. Jie kitaip nemoka daryti verslą, apart taip, kad gerai, legaliai, baltai visiškai ir sutapo daug momentų, plus čia, kaip ir minėjau, kitose kompanijose yra tam tikri stabdžiai, tai čia tos lubos atlygio yra labai aukštas. Čia įmanoma uždirbti ir keliasdešimt tūkstančių eurų, daryti iki to taško per keletą metų ir realiai gauti juos į savo sąskaitą, o ne kažkokį tai produktų pavidalu ar teoriniai pinigai ar dar kažką taip, sumokėti mokesčius, bet tai yra puikiai galimybė turėti visų pirma laisvę savo. Ir kas mane žavi čia, aš galiu leisti daug laiko su savo draugais, su savo namiškiais, su savo vaikais keliauti ir daryti verslą ten, kur nori, su kuo nori, kada nori. Tai va ta laisvė, čia galbūt net vienintelis va toks dalykas pagrindinis, kur duoda kompanija laisvę laike, laisvę judėjime, laisvę piniguose. Tai yra turbūt tai, apie ką svajoja daugelis, bet ne visi ryžtasi ir būna, kad papasakoja apie šitą verslą ir žmonės sako, ne, čia ne man. Čia, ar tikrai yra kažkas sudėtinga, čia reikia turėti kažkokių ypatingų savybių, kad dirbti šitoj kompanijoje ir užsidirbti pinigus. Nes darbas taip yra su žmonėmis tiesiogiai, bendrauti reikia, bet ar čia iš tiesų sudėtinga taip yra?
Kada žmonės dirbdami nuo ryto iki vakaro savo darbe, neįsivaizduojant, kokį sudėtingumo darbą jie šiuo metu daro, kažkam tai, ar valstybėje, ar šeimininkui, ten aria dešimtmečius, gaudami ten 1000, 1500, 2, 3, kur yra tarpas 2-3 savaitės atostogom ir vėl, kaip sakant, įsikinkini ir judi. Ir tai atrodo normalu. Mano manimu, tai nėra normalu. Būtent, nes mano toks galbūt požiūris kitoks, labiau iš verslininko pusės. Aš save jaučiu būtent šioje kompanijoje kaip po dideliu sparnu didelės kompanijos, kur jie man garantuoja kokybę ir produkcijos, kokybę apmokymų. Aš atėjau kaip ir bet koks naujokas, man reikėjo daug ko išmokti. Ir kai kurie žmonės bijo, kad aš nesugebėsiu, aš per silpnas, aš nemoku. Tai va čia aš gavau žinių. Svarbiausia, gavau puikų kolektyvą, kur pasiruošęs man padėti. Visada šalia yra mentorius, kaip mama ir tėtis, kur veda tave už rankutės pradžioje darželį, po to į mokyklą, po to į universitetą. Būtent čia nėra va to viršininko, boso ir darbuotojo pavaldinio santykių. Būtent šitam modelį yra užprogramuota pagalba viens kitam. Ir tas principas win to win, kaip čia, kad laimėdamas žmogus naujai atėjęs, jeigu laimi naujas žmogus, tai laimi ir anksčiau, ir tas, kuris pakvietė. Visi laimi. Taip, ir man patinka būtent padėti naujokui, įsivažiuoti. Kada jis gauna pirmą 100 eurų, aš džiaugiuosi labiau už jį, kad jiem pavyko, mums kartu pavyko. Realiai, kaip tu džiaugiesi pirmai žingsniai savo vaikučio, kada pats vaikas dar nesupranta, ką padarė. O čia tie pirmi žingsneliai, mes juos darom kartu. Ir tie žmonės, kurie tiesiog užtrenkė savo duris, nepabandydami, tiesiog, aš bijau, aš netoks. Seniausiai mes nebėgiojom, nenešiojom jokių prekių. Čia yra elektroninė komercija, mes ką darom, kalbam, kad šitą nuostabi produkcija padeda daugam, išbandyk, užsakyk savo, paragauk, galbūt jeigu yra pažįstamų tarpus ir nori vartoti produkciją nemokamai, rekomenduok keliam žmonėm. Ir kai kurie žmonės sako, aš visai norėčiau galbūt kažkiek valandų, ten valandą, 2 per dieną skirti, pas mane yra laisvų, ką įmanoma pasiekti. Ir daug nustemba, kad po metų kitų jie gauna tokį pat atlygį kaip pagrindiniam darbe ir tada svarsto, ir galbūt man nutrauktus ne visai sveikus viršininko ir pavaldinio santykius, nes mano nuomonė tai ne visai sveiki yra santykiai, kaip ir šiokia tokia prievarta, kad tu dirbi kažkam ir tu privalai būti tam tikram taške, su tam tikrais žmonėm, kur tau nurodė, kaip armija, tau nurodė su šepatuku valyt ten, nežinau, plyteles ir privalai, taip ir čia. O čia aš jaučiu visų pirma dėkingumą tų žmonių, kurie pakeitė savo gyvenimą. Vieni susitvarkė sveikatą, kiti pradėjo uždirbti pinigus ir tai mane taip pat stimuliuoja su šypsena keltis ir eiti į savo darbus su labai gera nuotaika, nes kitur aš jaučiau, kad tai yra sunku atsikelti ir sunku eiti. Šiaip aš dar pastebėjau, toks akcentas, kad klasikiniam versle tikrai darbdavys nėra suinteresuotas mokėti daugiau savo darbuotojai. Galbūt ir yra suinteresuotas, kai kurie darbdaviai tikrai su mielu noru, bet reguliuoja tavo kainą
rinka. Jeigu tavo vietą už tokį pat atlygį gali priimti kitą žmogų, tau niekada nemokės daugiau. Tai va, aš sakau, Jeigu kad... tu įkaina tas 1500, pas tave kaina kabo, nu kam jie mokėt 3 ar 5, nu nonsensas, neapsimoka. Ir tu, nu vat Lietuvoje yra tokios kainos, ten užsieniai galbūt kai kur kitur truputį daugiau, bet gyvenimas bėga. Ir dėja mes nejaunėjam ir to darbinio gyvenimo iki ten pensinio amžiaus ne tiek ir daug pas mus yra. Pas kai kurios dar jaunimą daugiau trupučiuką ir susikoncentruoti dabar, kad sukurt pasyvias pajamas, kur po to garantuos tau orę senatvę, kad tu galėtum, kaip tie japonai, dirba, po to keliauja. Tai pat aš noriu, kad mano senatvė būtų panaši ir palikti kaip sakant, po savęs ne kažkokias tai ten skolas ar kreditus vaikam, o kad garantuotų jų ateitį, nes tai tos pasyvios pajamos yra paveldimas. Tam versle būtent, ką tu sukūrei, niekur nedingsta, kai tu, kaip sakoma, nežinau, kokiu būdu išeini iš kompanijos, bet tavo sukurta vertė lieka ir jinai paveldima. Taip. Dar irgi kai kas sako, kad jau per vėlu. Žodžiu, laimi pirmieji, tie, kurie pirmieji buvo tam versle, tai jiems geriausiai ir sekasi, o va tie, kurie paskutiniai, tai jau iš jų ir pelnosi tie pirmieji. Ar tikrai tie naujai prisijungę turi kažkokį šansą pasiekti kažkokias aukštumas? Taip, puikus klausimas. Šitas mitas egzistuoja daug dešimtmečių. Ir čia žmonės painioja galbūt šitą verslą su kažkokiam nelegaliom piramidėm, kur ten žmonės ateina, nėra produkcijos, ten kažkas suka, vieni gauna, kiti ir kas paskutinį ateina pralaimi, čia yra nelegalūs verslai. Jie naudoja galbūt panašų modelį, iš išorės panašų, bet tai nieko bendro neturi su rimtais verslais, būtent su to verslu, ką mes čia turim. Jo, realiai visi verslai kažkokią tai struktūrą turi, hierarchiją ir dažniausiai jinai kyla į viršų link kažkokio vieno ar kelių savininkų, vieno asmens. Taip, bet kokią įmonę, paimkim, generalinis direktorius, ten akcininkai ar ten savininkas yra viršininkai, pavaldiniai, ten klientai ir bet kokia ten ar valstybė, ar bažnyčia, ar kiti organai yra tam tikra hierarchija. Jo, yra tinklas. Ir aš visada sakau žmonėm, tai tinklas yra gerai, tinklas yra visur. Paimkim bet kokį verslą. Kiekvienas verslininkas, jis pradžioje kažką sukuria, vieną ten kavinę ar parduotuvėlę ar dar kažką ir kirpyklą, grožio saloną ir nori, kad įsiplėstų, atidaryti antrą, trečią, penktą, o tarptautiniu mastu iš vis yra rožinė svajonė. Ir dar, jeigu vienam tinkliukui tai daleliai nelabai sekasi, tai jie išneša kiti. Prasme, tu esi saugus labiau turėdamas tinklą. Taip. Ir aišku, tai mes čia turim praktiškai šitus dalykus ir aš ateidamas į šitą verslą, nors buvo žmonių, kurie daug anksčiau atėjo, bet, žiūriu, kad jie, uždirba mažiau. Tai nėra taisyklė, kad visiškai vėliau prisijungia, ten visada mažiau uždirba negu anksčiau prisijungia. Aš 100% įsitikinęs, kad ateis už 10 metų kažkas ir perspjaus ir mane ir kitus šitame versle ir uždirbs daugiau. Galbūt yra net negimusių žmonių kol kas, kurie ateis ir padarys. Ar Lietuvoje jau ta rinka užpildyta, kad jau čia niekam nieko nebereikia? Ar čia jau viskas, nes girdžiu ir tokių dalykų, kad tu jau per vėlų, jau čia visi apsirūpinę šitais dalykais ir kaip čia su ta rinka, su ta paklausa?
Ja, taip pat geras labai pastebėjimas, nes žmonėm atrodo, kad jau prisisotinta. Realiai sveikata reikalinga visiems. Jinai dėja negerėja, žmonių sveikata bendrai. Žmonės renkasi, ieško kažkokių tai variantų ir Lietuva nėra tokia ir maža. Palyginus mes turim, ten beveik 3 milijonus, plus daug labai lietuvių gyvena ir užsieniuose ir taip toliau, o dėl to, kad Zinzino kompanija dabar dirba virš 100 šalių pristato produkciją, aš visiškai esu ramus už ateitį šio verslo, nes iš karto atsirado pas mane klientai ir partneriai ir Kiprė, ir Norvegija, ir Australija, ir JAV. Netgi kurių žmonių aš nežinojau, nes žmonės per kitus žmonės sužino, užsako, gauna kokybišką produkciją ir tu gali ir klientus, ir partnerius turėti tarptautiniu mastu, o pinigus gauti čia ir leisti, kur tu nori, kada nori ir kam. Tai geografiškai visiškai nesusijęti. Mes turim savo verslą, šiandien gyveni Lietuvoje, rytoj Portugalijoje, kitur ten Balio saloje, visada verslas su tavim. Plus pandemija labai pakeitė tą verslą ir šiaip, jeigu žiūrėt, per pandemiją Zinzino augo virš 40% apyvarta. Tai puikiai byloja, kad kompanija tą instrumentą elektroninės komercijos išvystė puikiai, jį pastoviai tobulina ir džiugu turėti tokį partnerį kaip tokią rimtą kompaniją, kur labai daug investuoja į kokybę. Į kokybę logistikos, kokybę produkcijos, kokybę aptarnavimo, kokybę apmokymų ir iš to susideda bendrai produktas, jie nestovi vietoj, jie tobulina ir mes augam kartu. Jo, tai iš tiesų tai kompanijos privalumas tas ir yra, kad jinai labai atliepia ir atspindi poreikį. Bet per pandemiją buvo sveikatos problemos ir žmonės ieškojo būdų, kaip pasistiprinti sveikatą ir manau, kad kompanija irgi tuo pat turėjo tinkamų produktų, kurie realiai ir efektyviai pagerino tą sveikatą. Ir aš išvis pastebėjau, kad jinai siūlo žmonėms, pasiūla yra tokia, kad atliepia į pagrindinės žmonių šiuolaikinių žmonių sveikatos problemas. Tai būtent uždegiminių, lėtinių sveikatos sutrikimų profilaktika, prevencija, vitaminų trūkumas, juk mes žinom, kad mūsų maistas dabar yra tikrai, nors ir daržovės, nors ir žuvis, bet jinai jau yra visai kitokios kokybės, daug prastesnės, su daug mažesniu maistinių medžiagų kiekiu. Taip pat stresas, turime irgi stresui nuimti, raminti, puikius papildus, grožio industrija, žmonės dabar tikrai labai yra svarbus, tas ir išorės savęs pateikimas, ne tik tai, kaip ten sako, sutinka iš rūbo palydi pagal protą, bet iš tiesų čia jau tie abu dalykai labai svarbus. Ir dėl to jinai tokia sėkminga. Dar kalbant apie rinką, tai iš tiesų, manau, kad tikrai neišsemta. Ar pritarsi, kad tos galimybės neišsemtos, toli gražu? Žinok, jeigu dabar išeit į gatvę paklaus 100 žmonių, kiek jūs pažįstat galbūt, pažįstu, girdėjau kažką, kas ten 10 tas žmogus. Kažką ragavo, galbūt kas ten 1-2 procentai. Dar už 10 metų, manau, kad, tegu būna dvigubai, tai darbo tikrai visiems pakaks dar 10-mečiams, mūsų vaikam ir anūkam. Čia taip pat
Čia yra mūsų pasąmonės tokia, mes bijom kažką prarast, to, ko dar neturim ir net bijom jo tai turėt. Sakydami, kad čia jau ištempta rinka, čia jau viskas padaryta, čia jau, sorry, chebra, tikrai pilna darbo, ateikit, išmoksim kartu, judėsim ir tikrai ant tiek daug yra potencialo, kad Aš tai manau, kad irgi labai pritariu. Čia yra ta vieta, kur galėtų žmonės ateiti turintys svajonių, bet neturintys, verslo idėjų.